O jisai puikiai tiks. Durnas, naivus. Gal net ir trenktas. Gal net pavyks į protą test. Atsiemu žodžius. I don't worry don't agree. Things that bother you never bother me. Things that bother you never bother me. I feel happy and fine, living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time. Having got a lot, I don't need a lot, coffee's only a dime. Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time. Just take it from me, I'm just as free as any daughter. Mes prieš valandą susitarėm su juo čia susitikti. Jau valandą laukiam kokie debilai. Žiūrėt, ten kartais ne jis. Aš dabar turėčiau juoktis ar nerimauti. Sveiki. Sveiki. Čia su jumis prieš kokią savaičiukę susirašinėjau, taip? Taip, su manim, malonu, Matėjus. Malonu, gyrius. Labai atsiprašau, kad aš trukau. Reikėjo šunį pavedžioti. Suprantama, nieko tokio, bet kur šuo? Tikriausiai pabėgo. Nenorėtumės jo paieškoti? Galėtum jūsų paklausti vieną klausimą? Prašom, klauskit. Kodėl jūs norėjot susitikti tokiu nuo jūsų namų? Matot, aš norėjau įsitikinti, kad jūs nesat iš VSD, nes jie jau mane seka nuo 2019 metų. O ką jūs tokio blogo patarėt? Tebūnė intriga. Mano vardas yra Gyrius. Šį vardą gavau dėl to, nes arba mano giminė buvo gyrininkai, arba medžiotojai, arba brakonieriai. Čia mano prosenelis. Čia mano promočiutė. Čia mano teta. O čia mano tetukas, kai buvo jaunas. Man yra 26 metai. Zodiakas Avinas. Gyvenu su tėvu, kuris labai sunkiai serga ir kankinasi. Laukiu, kol numirs. Ir dėl to, kad paveldėsiu namą. Dieną pradedu nuo kavos puodelio ir sniego. Vėliau atrašinėju į debilų komentarus Facebook'e. Kas čia per debilai sėdi, blet? O po to einu miegot. Blet, patrauk tą kamerą, aš miegot bandau. Jau 10 metį praktikuojuosi alternatyvėje mediciną, esu išgydęs per 100 pacientų. Tai kažkaip tėvą nepaeina išgydyti. Nebijok. Viskas bus gerai. Tikiu, kad Žemė yra plokščia. Ką jau čia? Žinau, kad Žemė yra plokščia. Turiu įrodymus beje. Ar galėtum juos pamatyti? Ne. Ką čia dar? Ai, mane yra pagrobę ateiviai. Tie šūdžiai. Jie pagrobė mane štai čia. Kai vieną gražią rudens naktį sėdėjau šioje stotelėje. Tai įvyko labai greitai. Net nespėjau suprasti, kas įvyko. O jau gulėjau ant jų operacinio stalo. Ble, atsiprašau. To žalios nuopisos. Jūs net nežinot, ką to žalios nuopisos man padarė. Nežinot.
Kaip gyvas prisimenu, jo žalią mordą. Čia jis. Čia jo darbas. Matot, šitie maži parazitai rodo, kad mums nuolatos yra meluojama. Viruso, ar turėčiau sakyti didžiausios pasaulio nesąmonės, reiškinius, pradėjau tirti maždaug prieš metus. Iš pradžių galvojau, kad tai tik paprastas virusas, kaip gripas. Bet dabar esu įsitikinęs, kad tai yra tiesiog akivaizdus žmonių dėmesio nukreipimas nuo tikrųjų pasaulio paslapčių. Pavyzdžiui, kaip plokščios žemės formos, ateivių, sniego žmogaus bei iliuminantų. O skiepai tai yra tik ginklas. Vakcina nėra skirta gydyti žmonės nuo viruso. Ji yra skirta išžudyti pusę žmonijos. Didžiųjų valstybių valdovai nesugalvojo, kaip sustabdyti klimato kaitą. Tad jie tiesiog nusprendė sumažinti klimato kaitos kaltininkų skaičių. Visi sako, kad mes, kurie žinome tiesą, nepateikėme įrodymų. Bet čia net nereikia įrodymų. Užtenka būti durnam, kad nematytum tiesos. Mes mokame pinigus, o jie už tos pinigus mus žudo. Sukuria neveiksmingą ir kenksmingą vakciną. O kadangi aš esu genijus, išradau savo priešnodį nuo COVID. Jūs tikrai nenorit žinoti šio priešnodžio sudėties, bet galiu jūs patikinti, kad jis yra 100% veiksmingas. Aš pats specialiai užsikrėčiau virusu ir išsigydžiau. Aišku, yra šalutinių efektų, kaip dusulys, pykinimas, aukšta temperatūra, insultas, žema temperatūra, laikinas klausos ir regos suprastėjimas. Kaip ilgai viskas tęsiasi? Maždaug porą savaičių. Bet aš įsigydžiau. Net nepajutau, kad buvau susirgęs. Tu visai pabūdai iššimti tokių vėžių. Dieve, aklėjus iš to galėtų tamsai kelią pasišviesti. Esu Olgis, tam bepročių tėvas. Ir taip jau antrą savaitę. Tai kojas pakratysiu. Dara, pamiršau. Ką norėsiu žinot? Apie jūsų sūnų Girį. Ai, ne 26. Vis dar gyvena pas tėvus. Automobilio neturi. Merginos irgi. Tikriausiai pedarastas. Mano, kad žemė plokščia, kad jį pagrabė ateiviai. Kad viskas yra melas. Ir mes gyvename simuliacijoje. Vienu žodžiu, po motinos mirties jiems stogas nuvažiavo. Tikriausiai tai bando pateisinti visas savo problemas. O taip negali būti, kad jūsų tėvas serga COVID-u? Ką? To negali būti. Kodėl taip manot? Na, jūsų tėvas dusliai kosėja ir sako, kad taip jau kelias savaitės. Tai labai primena COVID-ą. Ką nori, paškali? Gerai jauties? Nuostabiai. O tu? Tikrai gerai jauties? Ne, blėt. Visą savaitę lovai galiu. Galėtume kažkaip naudingas būti. Ne tik apie tos ateivius kalbėti. Aš neįsigalvoju. O kurgi ne. Galėtum darbą susirasti. Merginą. Nors ir bachūrą. Man jau pochui. Su šitas nevykėlis. Tėt? Ką? Ką man daryti? Ačiū. Taip. Išjungit. Išjungit kameras. Non, je ne regrette rien.
ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Jo paskutiniai žodžiai buvo nevykėlis. Jis net neperrašė man namo. Prieš porą metų, kaip mano tėvas prieš mirdamas pasakė, kad aš buvau nevykėlis. Nevykėlis, kuris įsigalvoja apie ateivius, kad žemė yra plokščia ir panašiai. Dabar aš turiu savo namus, šaibų ir merginą. Myliu tave, mažulę. Aš tai irgi. Lūžio taškas buvo tėvo mirtis. Jo paskutiniai žodžiai mane nušvietė. Supratau, koks buvo apgailėtinas. Dabar viskas kitaip. Džiugu girdėti, kad tai pasikeitėt. Ar jau pasiskiepijot? Ne. Ir net neketinu. Nu, ar gerai gyvenat? Nieko netrūksta. Žiūrėk, šaibais vapšė neturi. Totalus ubagas.